Toliau dar tęsiu savo paties senų memuarų iliustravimą piešiniuose. Dabar papasakosiu apie tai, koks kadaise buvo tas momentas, kada aš gavau 1997 m. sausio mėnesio žurnalo Vaikams genys numerį. Dar viena naujų metų pradžia, vėl sausio mėnuo, o aš, jam įpusėjus, tradiciškai ir vėl laukiau, kada pasirodys naujas genio numeris. O kai jis tik atkeliavo į mano namus, iškart tuo pačiu labai stipriai šįkart nustebino, kad net pradžioje netlikau išsižiojęs iš to netikėtumo. Buvo apniukusi ir šalta sausio 18 dienos popietė, buvo savaitgalis, sėdėjau tingiai namuose, o mano mama, nuėjusi paimti spaudos, draugė su ja namo man parnešė ir naująjį sausio genį. Net ir dabar vis dar sunku apsakyti tai, kaip aš buvau tada be galo nustebintas ryškių pokyčių tame žurnale, pasikeitęs jo formatas, pakitęs kiek ir turinys, kitoks spausdinimui naudojamas popierius ir dar, svarbiausia, dabar tai vadinosi jau nebe vaikų žurnalų, o vaikų ir paauglių žurnalų. Nors pats paauglių širdyje vis dar nesijaučiau. Ant numerio viršelio puikavosi iš televizoriaus ekrano jau pažįstami veidai, laidos Vaikams vedėja Reda Lukauskienė ir jos katinas Gogencoleris. Atsimenu, kad net ir aš tada irgi žiūrėdavau kartais tą jų TV laidą. Pervertęs žurnalą, tuomet radau jame ir dar daugiau netikėtų naujovių, kaip antai paskelbtą žaidimą, konkursą Vaikams pėdsekiais. Šalia jo esančiame norinčių susirašinėti vaikų sąraše aptikau ir paminėtą kažkieno mėgstamos muzikos grupės Stiprus smūgis pavadinimą, o aš pats juk tuo metu šios grupės dainas irgi jau buvau pradėjęs mėgti. 1997 m. sausis.